skambėjo labai seniai, taip, tik tai gavę paklausimą, inspekcija gavus paklausimą išaiškino, kad statytojo teisė įgyvendinti, jeigu yra suformuota žemės sklypas, ta valdymo teisė reikalinga. Ir taip skambėjo visada įstatymas ir netgi ne tik naudojimo, bet ir valdymo teisė, ką mes taisėm valdymo ir ar naudojimo, nes įvairios panaudos ir kitos formos jos nesiskaito valdymo teisėmis, tai dėl to ir naudojimo teisė. Ir šiuo atveju turim įvairių skirtingų nuomonių. Viena vertus aš irgi sutinku su tuo, kad jeigu asmuo naudojasi valstybinę žemę, iš tikrųjų yra teisinga atlyginti už tą naudojimas arba susitarti, kad yra duodama naudotis nemokamai. Kita vertus suprantu, kad visi sunkiai tą padaro, to labiau, kad jeigu aš remontuoju tą būstą, tai matyt akivaizdžiai naudoju ir žemės sklypą, ar ne, ir čia dėl to klausimo jau nebėra. Tai aš nežinau, jeigu žiūrėti, o taip turėtume žiūrėti valstybinę žemę kaip atsakingi savininkai, tai jeigu tai būtų mano žemė, greičiausiai aš norėčiau, kad su manim susitartų jos naudotojai dėl naudojimo sąlygų. Ir tai yra civilizuotas santykis su žemės savininku, net jeigu tai valstybė, tai nėra niekieno žemė, tai yra mūsų visų žemė. Bet kita vertus mes esame išteidę ir išaiškinimą, kai bendrija nuomojasi žemės sklypo, tai yra pakankamas pagrindas jau pripažinti, kad yra teisėtai naudojamas į tuo sklypu. Ir čia galbūt sugrįšim prie komentaro pagal tą įstatymą. Tiesiog, kad suprantam, kad turi būti protingas vidurys, bet ignoruoti tai, kad turim atlyginti už tai, ką naudojam svetimo, tai irgi yra tiesa. Tai to vidurio buvo ieškoma, kaip palengvinti tą prieimą, bet tiesiog palikim dar sugrįšim prie to. Tai tokie galbūt mano komentarai, tikrai palengvinimų ieškojom. Taip, tai gal jau tęsim, nes jau kaip ir pietus toj baigsis ir kiti pasitarimai prasidės. Tautvydas matau ir Laimutė Janulienė. Tai Tautvydai, prašau, ir tada Laimutė ir turbūt gal jau baigsim. Sveiki, ar girdisi? Girdisi. Pirmas klausimas, toks galbūt techninis, kodėl šitas visas aptarimas organizuojamas atskirai praktikams ir atskirai savivaldybių atstovams. Ir aišku, labai sveikintina, kad Šilalės atstovas dalyvauja. O kitas klausimas ir buvo, sakykime, pasiūlymas, kad architektai teikdami nekokybiškus projektus gauna pastabas ir galbūt kitą kartą piktybiškai teikia 7 kartą patį projektą su grubiom klaidom ir galbūt įtraukti rūmų atstovus ar kažką tai, kad vertinti jų kompetenciją. Tai tada analogiškai reiktų įtraukti kažkokius saugiklius ir iš kitos pusės, kad būtų vertinami ir savivaldybių atstovų derintojai, nes būna, sakykime, teisingos situacijos, kartais būna piktybinės situacijos, kartais būna asmeniškumai ir taip toliau. Čia tų situacijų per visą Lietuvą aibės yra. Tai ar nevertėtų kažkokį įvesti kontrolės mechanizmą, kad tos nekokybiškos pasikartojančios pastabos būtų kontroliuojamos tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos pusės? Tai dėkui už atsakymus. Tai ačiū. Tai iš tikrųjų, kaip ir kalbėjom, yra tikrai galimybė apskųsti bet kurio valstybės tarnautojo sprendimus, kaip ir kalbėjom įvairiom kryptim. Tai yra ir pačiai institucijai galima vadovui, yra ta administracinė procedūra vadinama, kur tiesiog tai pačiai institucijai galima pateikti skundą, kad jos tarnautojas piktnaudžiauja savo teisėmis. Galima informuoti ir inspekciją, ir nežinau, jeigu tai jau pačios savivaldybės sprendimai, ir vyriausybės atstovus, ir kitas institucijas reikia tiesiog nepatylėti, nes aišku, jeigu mes labai kantriai tylim, tai irgi nesikeičia padėtis, tai su tuo reikia taip pat dirbti. Vyriausiai architektai beje didžiąją dalim irgi architektų rūmų nariai ir pagal architektūros įstatymą vyriausio architekto veikla, mano akimis tikrai priskiriama architekto veiklai ir čia ir etikos klausimai nesvetimi ir jūs architektų rūmai turite tikrai įgaliojimus ir su tuo dirbti. Dėl atskirų susitikimų, tai iš tikrųjų vyriausi architektai irgi, kaip ir sakom, įstatymas reikalauja turėti atestatą arba būti turėjus atestatą, tai daugelis jau turi atestatus, yra rūmų nariai ir vienodai čia buvo pakviesti, bet kalbant su savivaldybėmis dažniausiai būna aptariama funkcijų įgyvendinimo tam tikri mechanizmai, viešo administravimo mechanizmai, kur galbūt praktikam irgi nebūtų tiek aktualu
žiūrėti. Kitas dalykas, ko galbūt atskirai nepabrėžiau, bet noriu pabrėžti dabar, kad buvo perduotos, būtent sukurtam urbanistikos padaliniui perduotos funkcijos teritorijų planavimo procese. SSV urbanistikos padalinys išdavinės sąlygas ir derins bendruosius planus, tai tiesiog bus kalbama daug ir apie tai, kaip bus įgyvendinama šita funkcija ir kaip savivaldybės galės bendradarbiauti su urbanistikos padaliniu ir gauti ir metodinę galbūt pagalbą ir konsultacijas ir kitus dalykus. Tai čia tiesiog tokių funkcijų atlikimo galbūt klausimai daugiau bus aptariami, dėl to buvo pasiūlyta dar vieną susitikimą. Tai tiek. Ačiū. Taip, tai turbūt Laimutė. Ir dar Viktoras pakėlė ranką. Tai prašau, Laimutė. Aš jau ruošiausi būti paskutinė, bet dar kažkas. Bet mano labai trumpas, aš apie teritorijų planavimą, kadangi ten irgi teisės aktai keitėsi, o kada bus gal pristatymas irgi. Nes dabar architektų rūmai keičia teisinių žinių egzamino klausimyną, profesinių žinių egzamino klausimyną, tas aktualu mum. Aš kaip tik prie to prisidedu, tai būtų labai įdomu iš pirmų lūpų išgirsti. Būtent turite omeny šitam pakete teritorijų planavimo įstatymo pakeitimus. Aišku, jų nebuvo daug palyginus, tikrai urbanistikos padalinio funkcijų perdavimas. Kaip minėjau, Seimo nario pasiūlymai dėl didesnio informatumo, tai yra seniūnaičių informavimo, stendo pastatymo ir 3D ir daugiau. Ir daugiau funkciniai ten dėl duomenų ir sistemų, o TPI tai net ne funkcijų tik stebėsena, kad mes perdodam pavaldžiai įstaigai vyriausybės įgaliotai. Tai mes stebėsenos visą tą pertvarką darysim, kad nebereikėtų savivaldybėms teikti ataskaitų kas 2 metus tų popierinių, ketinam TPSIS atnaujinti, bet čia dirbs urbanistikos padalinys ir darys ne vieną pristatymą, manau, nes siekis yra, kad juos kuo labiau kryptis į juos, nes ten dabar irgi formuojama komanda, tai bet kadangi tas turi įsigalioti iki gegužės 1, tai dar tam laiko yra. Tai pirmiausia, reikia susitvarkyti visas procesas, po įstatyminius teisės aktus ir tada jau pristatinėsim konkrečiai. Bet jeigu kažkokie atskiri klausimai, rūmose dirbant su egzaminų programomis, tikrai bendradarbiaujam glaudžiai, tikrai sukomunikuokim, pasiaiškinkim, jeigu kas neaišku, tikrai mes neformalizuojam, neraštais, tiesiog turim ir susitikimus nuolatinius ir susiskambinam, jeigu reikia, tai palaikykim ryšį. Ačiū labai. Sėkmės jums. Dar atsiprašau labai, kol nepadėjot ragelio, kaip sakoma. Gal galit pasakyti, o dabar dėl to vieno rangovo, kai tokie labai nedideli objektukai būna, pavyzdžiui, paskirties keitimas tam automatiškai reikia, ar ne, statybos leidimo, pastogėje. Tai jeigu mes reikalausime vieno rangovo, tai čia žmonėm taps, ypatingai senamiesty, kur yra paveldiniai pastatai, kur, specialūs atestatai kvalifikacijos kiekvienam atveju turi būti. Ir kiekvienam ten darbui su medžiu, darbui ten, žodžiu, iš esmės kiekvienoje vietoje. Tai aš neįsivaizduoju, ką mes padarysim. Jeigu tai tik paskirties keitimas, tai galbūt ir statybos darbų nėra. Jeigu kalbate apie tik paskirties keitimą, tai tada rangovas matyt neateina, bet jeigu kažkokie darbai, tai čia dėl to ir buvo Seime atstovėta, ne kad apskritai viskas eitų, čia turiu omeny iš Seimo narių pusės, nes net ir ne mes teikiam, ten buvo papildomas pasiūlymas, bet buvo jis atmestas, tai buvo norėta, kad tik per vieną generalinį rangovą ir po to jau tik subrangovai, galbūt tai, ką jūs sakot, bet dabar liko taip, kaip buvo suformuluota, kad turi būti paskirtas generalinių rangovų vienas rangovas, kuris atsakytų už tą statybvietę. Tai reikia suprasti, kad jeigu statytojas pasamdo daug atskirų rangovų, atskirom dalim, tai pats statytojas vykdo generalinio rangovo funkcijas, jis užtikrina suderinamumą, užtikrina saugą, užtikrina kitus dalykus, bet jis neturi atestato, jis neturi supratimo, ta prasme, tai nėra teisinga, turi būti vis tiek atsakingas ir taip įstatyme visada būdavo, ir civiliniam kodekse taip visada buvo, tik tai nebuvo aiškiai tas išreikšta ir tada gaunasi, kad pats statytojas neturėdamas kvalifikacijos turi veikti kaip generalinis rangovas, o tai nėra teisinga, jis nėra tam pasiruošęs.
Tai vadinasi, turi vienas būti statybvietai, kuris užtikrintų visumą sprendinių ir saugumą ir visus kitus dalykus. Bet jeigu samdydavo, Taip, Aurelija, aš laukiau, žinokit, kėliau ranką ir jau ne pirmą kartą kažkaip, Taip, prašom, Viktorai. Aš atsiprašau, šiek tiek buvau atjungęs, ten sutikimą turėjau, gal ir buvo pasikartojęs tas klausimas, ar aš teisingai suprantu, reiškia, dabar, kai įsigalios tas nauja tvarka techninių projektų, tai jeigu mes SARą gaunam iki lapkričio 1, tada mes važiuojam pagal seną tvarką ar ne? Šitas nesikeičia turbūt. Ne, tai ta prasme... Ta prasme, projekto reikalavimai, tai pagal SARą viskas ok, bet reikia suprasti, kad neįmanoma užtikrinti valstybėje, pavyzdžiui, nuo statybos pradžios iki pabaigos, kad pagal ten 2012 reikalavimus vyktų procedūros ar 2014, nes pritaikoma infostatyba ir jinai jau veiks naujų režimų. Projektam keliami reikalavimai, taip, jos galima į tai atsižvelgti, bet pačias procedūras reikės atlikti pagal naujus reikalavimus, tik tai mes pasistengsim pereinamąsias grandinėles sukabinti, kad galiotų tie patys projektai jau pasirinkti ar kažkas, kad būtų kuo lengviau transformuotis į naują. Kaip pavyzdys, daleiskime, mane aš dabar rengiau projektą, turiu PPRU, išsiviešinu, susiderinu projektinius pasiūlymus, ir aš techninio projekto iki lapkričio 1 nespėsiu, tai aš techninį projektą kelsiu pagal techninį leidimą, man šiai dienai niekas iš PP leidimo neišduos. O tai mano ir klausimas, kaip man prognozuoti, nes dabar ar tas fiksavimas bus, kad aš, ne šiandien, ta prasme, jeigu turi ypatingą objektą, tik po viešinimo, PP patvirtinimo, tu gauni specialiuosius. Tai ar fiksuosi specialiai architektūros reikalavimai, kad aš dar galėsiu pravažiuoti, ar kaip čia, aš šito momento nesuprantu. Bus prilyginamas projektas, jeigu turėsit techninį projektą, tai jis bus priimamas į infostatybą kaip projektiniai pasiūlymai, ne, Daiva, taip? Taip, mes galvom vietoj projektinių pasiūlymų įkelsite techninį projektą, bet įstatymas aiškiai sako, kad pradėtos procedūros pabaigiamos pagal seną tvarką, tai reiškia, jeigu prašymas leidimui bus paduotas, tai leidimas ir bus išduotas sena tvarka, ir institucijos suveiks ir visa kita sena tvarka. Bet jeigu jūs kalbate apie tai, kad ateisit po pusės metų, ar po metų, ar po 2, tiesiog vien dėl to, kad turit specialiuosius, nebebus infostatyboje kai kurių dalykų, arba bus kitokie dalykai. Pavyzdžiui, pranešant apie statybos pradžią, jums reikės projektą kelti, nors šiuo metu to neprivalu. Ta prasme, tiesiog galios jau tos procedūros reikalavimai. Tik tai mes sieksim sudėti tas grandinėles, kad būtų kuo mažiau perdaromų dalykų. Bet aš vis tiek nesuprantu, ta prasme, tai nuo lapkričio 1 eis nauja tvarka. Tai kas bus su tais projektais, kurie nebus spėti pabaigti kito? Tai mes ir sakom, mes parašysime, kad jeigu jie buvo pradėti, jie gali būti pabaigti kaip techninis projektas ir įkeltas vietoj tų PP, įkeltas tas techninis projektas parengtas dar arba pradėtas rengti dar iki įsigaliojimo. Bet po to ateis tolesni procesai. Gerai, o tada, sakykime, o jeigu tik turi PPRU ir dar paviešinai, tai tau, bet dar neturi SARO, tai po lapkričio 1, kas tada bus su tuo projektu? Bet kuriuo atveju projektinių pasiūlymų, jeigu tai bus įvykdytos viešumo procedūros, jų tikrai nereikia kartoti. Jeigu bus pritarimas projektiniam pasiūlymam, greičiausiai tai nebus leidimas, nes tai nebus įsigaliojęs. Taip, tai reikės įkelti leidimui gauti. Ar jūs įkelsite tos pačius projektinius pasiūlymus, pakoregavę pagal naują tvarką, ar jūs jau turėsite techninį projektą pasidarėme. Pasirinkimus. Norim palikti jūsų pasirinkimui, kaip jums patogiau bus, kad lengviau tranziciją tą padaryti. Bet sąlygos, irgi ką nori pabrėžti viceministrė, tai sąlygos jos nusako, kokios normos turi būti taikomos pagal galiojančius teisės aktus tą dieną, kai išduodamos, tos specialiai reikalavimai, jo normatyvai, bet ne procesui, ne pačiai sudėčiai projekto. Bet mato, čia gaunasi tokia nesąmonė, kad, pavyzdžiui, daleiskim, tu parengi projektą, sukeli dabar infostatybą ir dėl kažkokių ten pastabų dar kažko nesugebi pabaigti laiku. Pabaigsi. Tai jeigu jau pradėtas pastabas jau gauni, tai procesą užbaigsi senąją tvarką.
Jeigu gauni pastabas, reiškia, jau kėlė techninį projektą. Nu, tai ir pabaigsi. Tai čia principė, jeigu techninį kėlė iki lapkričio 1 pabaigsi, bet jeigu tu neįkėlei, tai turėsi eiti pagal naują tvarką. Ir tą medžiagą, kurią buvai pasirengęs, turėsi koreguoti pagal naują tvarką. Techninio projekto neturėtum. Jeigu jūs neprieštaraujate, aš dabar tikrinuosi, mes norime rašyti, kad jeigu buvo pradėta projektuoti, tai kad būtų galima kelti ir tą techninį projektą, nes savivaldybė tiesiog pažiūrės tai, ką turi pažiūrėti, net jeigu sprendinių bus ir daugiau. Nu, mūsų tokia versija šiuo metu perėjimo, tai dėl to svarbi ir jūsų reakcija. Jeigu tam pritarėt, mes tikrai galim pasakyti, kad jeigu buvo pradėta projektuoti, tai gali ateiti ir su techniniu projektu. Tai aš iki to ir buvo pirminis klausimas, kada skaitysis, kad tai yra pradėta. Čia ir yra esminis momentas. Tai mes pasižiūrėsim, iš tikrųjų galbūt ir yra tie specialių reikalavimų išdavimo, gal yra geras atspirties taškas, kad sakyti, kad buvo... Bet jie gali būti pagal juos nedaroma labai ilgą laiką, 5 metus. Dabar jau nebegali, žinokit, jau nebe tie laikai, viskas dabar keliauja labai trumpai. Bet visko pasitaiko. Ne, tu 10 metų Saro tiesiog nebeturėsi šiai dienai, tiesiog, nebeturėsi tokio. Bet turim tikrai nemažai testinių projektų, kur dabar esam pakibę dėl vienokių ir kitokių priežasčių ir įdomu, kas bus, nes net nežinai, ką užsakovai sakyti, ta prasme, net nežinai, kas tau gresia. Jo, bet žiūrėkit, mes tai tikrai viduje irgi daug diskutavom ir turim poziciją, kad projektinių pasiūlymų apimtis bus mažesnė. Bet kuriuo atveju projektinių pasiūlymų apimties neužtenka statybai pradėti. Jinai bus detalizuojama, ne? Tai bet kuriuo atveju techninio projekto irgi nepakanka, nes turi būti dar papildomai detalizuojama. Jeigu projektinių pasiūlymą pateiki vietoj projektinių pasiūlymų tos naujos apimties techninį projektą, jis yra išsamesnis, bet ne mažesnis. Tai tu tikrai gali su juo eiti, ne? Ir jeigu mes tokią padarom tą pereinamąją nuostatą, tai niekas niekur nestringa, o po to lieka mažiau detalizuoti darbo projekte. Tai nemanau, kad nuo to nukentėtų santykiai. Bet žinokit, teoriškai skamba gerai, bet aš žinau, kaip yra realybėj. Ta prasme, kabinės dėl kiekvieno kablelio ir tau visas, pavyzdžiui, projekto 28 dalis, kad nereikėtų perdaryti ir perrašyti, kad čia jau dabar nebe techninis, keisti štampų ir, ta prasme, čia yra beproto daug darbo. Mes nenorim, kad jūs darytumėte beproto ir neprotingo darbo. Tai esminis dalykas, ką reikėtų suprasti visiems architektams, kas yra tas pradėjimo momentas, ką jūs užskaitysit pradėjimo momentą. PPRU, SARA, ekspertizės, ta prasme, sukelimą. Tai šito aš atsakymo skaitydamas nerandu ir galvoju, paklaust, kas yra... Taip, pripažįstam, kad dabar nėra parašyta. Mes buvom numatę parašyti STR, bet tiesiog bandysim įrašyti jau į įstatymą, kad būtų aiškiau, nes einam su pataisimu tų techninių detalių, kurias čia paaiškėjo. Kas yra startas, kad visi aiškiai, kada tau jau tikrai... Ir antras klausimas... Ar spec reikalavimai, ar pažalų. Taip. Ta prasme, realiai, kur lengviausia galbūt būtų pasakyti, yra specialieji, dėl to, kad jie yra tiesiog išduodami, bet kita vertus daug kas jų neima, ar ne, kai jie nėra privalomi, tai gali ir neturėti, ar tada reikia perprojektuoti, irgi klausimas. Tai mes sakom, jeigu turit parengę techninį projektą, tai kelkite techninį projektą, bet tikrai patikslinsim. Man logiška atrodo SARas, ta prasme, nes tai yra... Bet SARas bus privalomas. Gali būti, kad jūs, pavyzdžiui, pasirengę techninį projektą be SARo, nes SARas bus tik tai išimtiniais. Mes, ta prasme, mes nedarom. Tam, kadangi pas mūsų STR-ai keičiasi per daug dažnai, tai SARas yra vienintelis būdas užsifiksuoti. Tai žiūrėkit, vienbučiai, aš labai atsiprašau. Mes tikrai tą patį klausimą jau nagrinėjom ir dar kartą pakartoju, kad šitą dabar formuluojam nuostatą ir ją išnešim, tai kadangi dalyvauja rūmų atstovai, girdim bendruomenės tikrai poreikį kuo tikslesnio, pasidarykim schemas bendrom jėgom ir mes tikrai pasiruošę apsaugot nuo bereikalingo darbo. Tiesiog jeigu matot, kur galima sudėti saugiklius, mes tikrai pasiruošę jau sudėti, kad kuo sklandžiau, be techninio bereikalingo darbo. Tai šitą tikrai nuostatą sudėsim. Tai padėkit iš rūmų pusės pažiūrėti, kad tikrai apmąstytume visus dalykus. Padarykim schemas. Ačiū labai. Ir tada antras klausimas. Dabar čia, kai tą NŽT dalį funkcijų perdavė savivaldybėm, ar gali kažkas sakyti, kada tai pradės veikti, nes realiai visą sausį negalėjom sukelt, čia praeitą savaitę sukėlėm, bet bent jau mūsų žiniomis savivaldybei, dalis tų NŽT darbuotojų yra savivaldybei, bet jie per geoportalą mes pateikėm,
bet jie nemato, nes jie net neturi šiai dieną jokių prieigų. Tai, realiai dabar irgi visi NŽT sutikimai 2 mėnesiai jau tuoj bus yra paralyžiuoti. Mes negalim, buvom dalį sukėlę gruodį, tai kuriuos atmetė patikslinti, jų irgi niekas netikrina ir sukelti sausio mėnesį, kai atsigavo sistema, irgi niekas netikrina. Ar kažkas gali pasakyti, kada tai pradės veikti? Niekas negali paaiškinti šiai akimirkai. Tai gaunasi dabar irgi krūva projektų negali eiti, nes tiesiog niekas neišduoda jokių sutikimų. Iš tikrųjų, dabar paraleliai vyksta, man atrodo, susitikimas, į kurį buvo prasidėjo, žinokit, pereikite, buvo kvietimas ir kitą pristatymą dėl žemės paketo, tikrai yra atskiros diskusijos, aš atsiprašau, nekuruoju, šiuo metu kuravau tik tai per pradinį etapą. Tai čia tiesiog, turim iš tikrųjų, jeigu norim pakeisti praktiką į tai, ką tikim geresnio, reikia truputėlį matyti ir kantrybės ir supratimo. Mes tai galim palaukti, bet užsakovai tai neturi to supratimo dažnai. Vieną komentarą, nekuruoju, aišku, sistemų, bet tiesiog turiu žinojimą, aišku, tos politikos grupės, kad visi įrankiai yra sukurti. Savivaldybės ne kartą buvo raginamos ir prašoma, kad darbuotojai pasirūpintų prieigomis, kreiptųsi į NŽT, kad jiems būtų suteiktos prieigos naudoti sistemomis. Ir matyt, tai, ką jūs kalbate, tai pasitvirtina, kad praktikoje visgi yra tokių žmonių, kurie aplaidžiai žiūri į raginimus ir prašymus ir tomis prieigomis prisijungimo nepasirūpino. Bet įrankiai funkcionuoti, jie egzistuoja ir yra veikiantis. Nes aš prieš savaitę šnekėjau, tai mano žiniomis neturėjo Vilniaus savivaldybėje nei vienas prieigos. Tai nepasirūpino matyti, nes, aš kaip girdžiu, suteiktos jūsų. Savivaldybė Vilniaus ir kitos savivaldybės dar ir žemės neturi, kad galėtų veikti. Tas sausio mėnuo, jis yra toks amortizacinis mėnesis, todėl kad būtent šį mėnesį yra perdavimas vyksta žemės, yra pasirašomi priėmimo perdavimo aktai, tai dar ir kaip pilnavertis patikėtinis savivaldybė negali funkcionuoti, nes jinai dar neturi šito turto. Tai sistemos veikia, bet pilnavertis funkcionavimas, tai matys nuo vasario 1. Planuojat nuo vasario 1, ne? Taip, vasario 1 visom savivaldybėm turi būti perduota. Turim žinojimą, kad viena savivaldybė, tai yra Šalčininkų, negalės vasario 1 perimti žemę, todėl kad atostogauja. Jos tarybos paskirtas tuos aktus pasirašyti asmuo. Tai jinai žemės perims vasario 2. Bet šiaip savivaldybėm visi dokumentai paruošti, asmenys nurodyti ir perėjimas turėtų vykti vasario 1. Aš labai atsiprašau, įsiterpsiu. Mano vardas Rita Mašikaitė Petraitienė. Žinokit, mums irgi ta pati bėda, manau, kad visiems projektuotojams, bet mes gauname atsakymus įpareigodami NŽT per Seimo kontrolierius. Deja, taip yra. Per Seimo kontrolierius? Taip. Kai negali, kaip čia kreiptis, tai kreipiesi į niekur negauni pagalbos, tai Seimo kontrolieriai padeda su Seimo nariais. Yra atveju jo, tokių būdų. Bet žiūrėkit, aš nežinau, dar... Tas laikas kapsi, gal sutarkim, kad kas rankas dabar yra dar pakėlęs, išklausom, bet tikrai turėsim pereiti ir kitus. Aš labai noriu irgi vieną sureaguoti, aš matau kritiką, kad dar yra neišspręstų klausimų. Teisėkūra yra panašiai kaip statinio projektavimas. Yra projektiniai pasiūlymai, yra techninis darbo projektas, yra įstatyminis lygmuo, yra detalizacija tam tikra po įstatyminių lygmenių. Dėl to yra atidėta 10 mėnesių įsigaliojimui, niekas neįsigalioja dabar, kad mes artimiausiu metu pabaigtume detalės, kai kurias sustiguoti. Lygiai taip pat vyksta, nes ne viskas yra įstatyminis lygmuo. Tai kai kas yra tikslinama ir pabaigiama rengti. Kaip sakiau, mes turim tikslą dar pavasarį tą aiškumą padaryti, kad vėliau liktų informacinių sistemų pritaikymas, o jūsų kuo ankstesnis žinojimas galutinių detalių. Tai tiesiog irgi supraskite irgi tuos procesus, kad tam, kad jie pasidarytų, jie irgi turi savo eiliškumą ir savo detalizacijos lygmenį. Tai tiesiog dedamos visos pastangos, kad tai truktų kuo trumpiau, bet jeigu mes rašytume patys vieni, jau matyt būtų parašyta, bet mes visada norim aptarti ir su jumis, ir su jūsų atstovais, su kitų asociacijų atstovais, su kitom institucijom, kad tikrai sužiūrėtume detalės, tai irgi užtrunka. Tai tiesiog irgi atėjom pristatyti įstatyminio lygmens ir pasakyti, kurios detalės dar yra šlifuojamos ir artimiausiu metu turi būti sušlifuotos. Tai tiesiog patikslinu.
Tai aš matau nežinoma vieną ranką, tiesiog kur jinai nuo pat pradžių keliama, bet kai kviečiu pasisakyti, kažkaip nepasisako. Tai meeting guest, nežinau, jeigu toks dar esate, tai pasisakykit. Arba tada Arūnas Porutis. Tai matyt, klausom Arūną, mes matyt, jo negirdime su tos pirmosios. Prašau, Arūnai. Ir Arūno nėra. Yra, esu, aš netyčia matyt paspaudžiau. Atsiprašau. Prašau. Tai jūs nenorit nieko sakyti? Ar sakėt netyčia ranką paspaudėt? Netyčia ranką paspaudžiau. Nu tai tuomet Daiva, ne? Dėkojam labai. Tai iš tikrųjų, sukalbėjom mūsų meeting guest. Sveiki, Valdas Višniauskas su. Čia turbūt Astos Kiaunienės klausimas buvo toksai dėl tų didesnių objektų, kurie yra valstybinės reikšmės. Sakykime, kur viešųjų pirkimų įstatymai yra nuostata, kad statybos darbai, išskyrus susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, negali būti perkami pagal darbo projektą. Teisingai, nes darbo projekto apimtis yra nurodant konkrečias medžiagas, konkrečius daiktus, kas riboja konkurenciją. Ar bus keičiama darbo projekto, techninio darbo projekto apimtis ir kaip jinai bus keičiama, man tai sunku įsivaizduoti, nenurodant konkrečių medžiagų ir visų kitų dalykų. Iš tikrųjų, STR'as matyt ir dabar nereikalauja konkretaus gamintojo nurodyti darbo projekte, tiesiog būna jau derinamasi dažnai su konkretika ir panašiai. Dėl to aš ir matyt pasikartosiu, kad keliam savo uždavinį ne tik tai kartu su jumis, su sektorium susižiūrėti pasudėti, bet ir tada pasudėties protingumą, kiek šitoj vietoj turi būti, ties kuria vieta privalomai pabaigtas šitas etapas, nes papildomas detalės teikti, papildomus sprendimus priimti tolesniuose etapuose niekas nedraudžia. Dar labiau detalizuoti, negu prašo STR, tikrai niekas nedraudžia ateityje. Tai vat kiek bus privaloma sudėti, taip mes galim perkelti vienas prie vieno ir tada mes girdim, kad atsiranda poreikis labai jau konkrečių sprendimų. Galbūt mes galim pamažinti tą tiesiog detalumą apimti. Bet aš įsivaizduoju, detalumas tas, kuris liečia pačią apdailą, jis turėtų išlikti, kad būtų irgi užtikrinta ta kokybė. Tai čia reikia irgi dar iš abiejų pusių pasižiūrėti. Bet prasilenkia, suprantat, kaip situacija labai paprasta. Man reikia konkrečiai specifikuosti medžiagą, labai konkrečiai, ją parinkti. Ir tarkim, ta pati savivaldybė, jinai negali apriboti, sakykime, vieno ar ten dviejų tiekėjų, o konkrečiai nurodant, kaip ir įrenginius su tam tikrais reikalavimais. Mes techniniam projekte nurodydavom, sakykime, specifikaciją nuo A iki, tarkim, Z, kaip pavyzdys, kuri galėtų tikti. Darbo projekte yra renkami konkretus gaminiai, konkretus, kad tiek ta energetinė klasė būtų atitiktų tam tikrus reikalavimus ir visa kita, ir nurodoma konkretumas. Tai šitoje atveju, kada mes renksim techninį darbo projektą, ypač, sakykime, tiem valstybiniam objektam, gal tai mažiau liečia tą privatų sektorių, tai iškils klausimas, kaip mum įdėti konkretų gaminį ir pasiekti visus reikalavimus, jeigu paskui viešųjų pirkimų negali vykdyti. Matyt, čia apsisprendimo klausimas bus, ar niekas netrukdo matyti ir kaip ir dabar rangovą nupirkti ankstesnėje stadijoje, bet ką mes ir dedam pastangas, ką ir pristatinėjom, kad autoriai toliau dalyvautų ir neliktų vienam rangovui detalizacija be autorinės tos autorystės, be dalyvavimo, be kokybės priežiūros. Nes čia, kaip ir sakau, kaip saugiklis, kito atveju būtų parengtas projektas be gamintojų, ta prasme, tai negalima nurodyti. Tai tokiu atveju rangovas būtų perkamas pagal tokį projektą. Tai praktika tikrai susveria, kada kuris variantas yra racionalesnis, teisingesnis. Mes iš kokybinės pusės stengiamės, kad architektai dalyvautų visuose etapuose ir prižiūrėtų tą kokybinį klausimą. Skutau. Ačiū. Ačiū tada tikrai labai ir už kantrybę, už klausimus, už tai, kad galėjom iš tikrųjų daugelį jūsų čia sutikti. Jau dabar pamažėjęs tikrai ir mūsų kitas seminaras prasidėjęs, tai sumažėjęs skaičius, bet buvo tikrai įspūdingas prisijungimo skaičius ir buvo tikrai didžiulis malonumas
pabendrauti ir girdėti ir tikrai galim ir sugrįžti ir pakartoti panašius susitikimus, tikrai norim komunikuoti, o su jūsų atstovais, su rūmų nariais tikrai dirbam nuolatos, tai irgi galite ir iš jų gauti daug informacijos ir susitarti, kaip komunikuoti. Taip, nes mes kiekvieną mėnesį turim su tarybos susitikimus, tai iš tikrųjų stengiamės visada girdėti. Tai jūs visi galite teikti tarybai pasiūlymus, o mes iš jų kitą kartą paprasčiau bendrauti gal mažesniam rate, bet jo, mes visą laiką atviri ir ypač architektūros ir inovacijų politikos grupė. Palaiko architektus, nes patys tokie esam. Tai ačiū labai visiems už susitikimą ir iki kitų kartų turbūt. Iki kitų. Dėkui, iki kitų kartų. Visą geriausią. Susitikimą.